Kam? Žinai, ką čia turi? Ką? Tai kai krosiniai, taip matos. Plius trimdų matau, turim iš tavo veidą. Ant kaktos. Gerai. Ateik parodysiu iškart, dėl ko šitą perko ne kitus. O kitus neperk? Nu, perk vis, ne taip pasakiau. Ateik. Davai. Žiūrėk, čia yra kažkaip va, ta visa sistema į purškimų vadinas. Tas tiesiog vamzdis. Čia viskas. Į šits, ne, babina gal ne, bet šits, į va čia į purškims, matai yra. Aš ten esu kažkur matęs internete tik tokia, kad ant tas į purškims daro, tai į purškiniai, jo. Tai va čia yra į purškiminę sistemą vadinas. Parodysiu, kaip veikia. Įjungsi garsą, bet nesigirdėt. Ne, žiūrėk. Čia va įsijungtas, suveik, čia geltona lemputė deg ir viskas. Kam aš ten planavau, ten nieks nevyks. Va, žiūrėk. Pavosti, aha. Ai, neuosti. Tai matėt? Matėm. Iš vieną braikšt, užsikur. Ir viskas, kas daugiau, bėgiai. Bėgių sistema paprasta. Taip. Kokia paprasta? Ką reiškia paprasta? Užgesinam. Paprasta. Žiūrėk, matai, čia nieko nėra. Nu, O kas čia turėtų būti? sankaba. Būtent. Smart. Kodėl nėra? Pamirša. Ne. Dėl ko nedėt, jeigu nėra sankabos? Nebuvo vietos, kur uždėti. Kur čia uždėsi, žiūrėk, viens jungtuks, kits kam, tu jungtukų čia pridė. Žiūrėk, čia išjungėsi, čia išjungėsi. Čia jungi. Čia starteris? O, čia iš... Ai, tu tipo, jeigu nykštys didelis, nežinai, ką. Gali. Taip, tas. Taip. Tai čia yra pusiau automatas. Yra 4 bėgiai. Ką reiškia pusiau automatas? Esam darę video, pasižiūrėkit, ten aiškinu, labai įsami. Ne, tai pusiau automatas yra, kad nėra sankabos, tiesiog metat bėgį, atleidę gazą. Ai, tai būn toks garsas visada, kaip senam būdavo mechankiai. Jo, tak. Ai. Ir įsimet bėgis. Tai va, tai čia su šito mėtot. Nu, klaus, aš tau viską atsakysiu. Kur tapkės pirkai? Jeigu rimtai, tai čia yra krosinis, toks pradžiamokslis, pavadinkime, ne? Pradžiamokslis dėl to, kad nėra sankabos, lengva pradėti važiuoti. Bet turit bėgius, vadinas, kad nebus automatas, kad ant kol Šiaip šaukt man neturi, žinau. Aš čia savęs net negirdžiu. Tai nereiks jų mėtyti bėgių, vadinas, kad turėsi tą visą efektą kaip su normaliu krosiniu, bet be sankabos. Na, tai žodžiu, tas montuotojas... Šiaip tai gal paminė, kad tu čia kaip pasakai pradžiamokslis. Čia nėra tai, kad tiesiog mažaūgiam žmonėm, čia vaikam. Ai, jo. Vaikam, čia vaikiškas, ne? Paminėkit, kad vaikiškas. Iki kokią metrą be maksimum. Jūs galite liniuotę pasimti per ekraną pasimatuoti. Taip nori pasakyti? Jo, maždaug. Metras pem ir nuo kokią metrą tram. Tai va tokio ūgio maždaug šitas krosinukas ir tinka. Taip, ateikit, pražvelgsim, ką čia turim. Turim 108, jeigu tiksliai, ne? Aš žiūrėk, kodėl čia balstas duslintuvs? Nes čia yra apsauginė plėvelė. O gerai buvo, kad tu buvai užkūręs, įkaitinai jį. Nu, įkaitinau, o labai jau daug prikaitinau. Ir nebus taip, kad paskui žmogus negalės nusiplėšti savo nagais. Nu, tai galės šits atsisuk nusiem visai. Ai, supratau. Tai gali šis duslintuvą nusimti, kaip suprantu. Pagal tavo logiką. Gal tiesioginį pasidaryti išmetimą, tada bus brr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 
sušilsigi visą. Nemokytų. Jeigu mano išmera būtų kem 8, aš irgi lengvai užkurčiau. Gerai. Kokius ratus turim? Nei tu žinai, davai, šau. Spėju, kad priekį yra 12, o gal 10. Na jeigu čia būtum neatspėjęs, tai visai tada. For strong man, no problem. Ką man skaityti, aš sportuoju. Taip, žinau. Tavo Hidraulinė... blogiausia, kad net nesportuoji. Nu jau, turiu pripažinti. Hidraulika priekį, hidraulika gale. Lengvai spaudžiat, lengvai stojat. Bet sunkiai krentat, nes nekrent šitie krosniai. Kajo pasižym labai gerų stabilumų. Nes ratų suvedims tiesiai padaryti. Pastatyk be kojelės jį. Nori? Žiūrėk. Davai. Nuėmiau kojelę. Žiūrėk. Moto valandų skaičiuoklė. Nu čia jau visur ded. Nu, čia Kajo toks yra reglaments. Reglaments. Žiūrėkit, Kajo duslintas. Silenceris. Ne silenceris, čia kaip tik pakelies, kai važiuojat, girdėtų visą. Šiaip sportinis, jis toksai garsas. Sportinis, geras. Šiaip žodį, jeigu pridedi sportinis, žinai, ką pabrangstas. Jo.
100 eurų pabranga, ką tik, ačiū tau. Taip, ką tu... Taip nesilenka, aš tave plikę tave filmuoju. Turim amortizatorių gale rimtą irgi gerą. Nežinau, kam vaikam tokį rimtą įdėd. Šiaip žinai, kas man patinka, mes visą pasižiūrim galinį amortizatorių, sakom geras, o kuom, nežinom. Mūnės didelis. Mes viską vertinam vizualiai. Techniškai mes nesigilinam, aprašymai. Gerai, jeigu, pavyzdžiui, vaiks yra žemesnė, tai yra žemesnė. Jeigu sunkesnė. Mažesnė svorė, nei aš. Bet didelė svorė. Bet didelė. Pavyzdžiui, koks apie 100. A minkšt? Žiauriai minkšt. Šiaip reikėtų man padaryti testą nušok nuo kur nors. Tai aš žinau, kad tu nori kažkaip vis tiek užsimušti. Davai, įdės video tas montuotojas, kaip nuo čia nušok. Labai gerai, per tvorą. Taip, per tvorą kaip peršok. Na, Gerai, ką dar norit sužinoti? Kaina. kaina. Nesakysim, nes tas video 3 metai po to suksis, tai ta kaina gali būti pasikeiti. Tai gerai, Parašykit man asmeniškai, aš pasakysiu kokią kainą. gerai, pasakykit man dar vieną klausimą, paskutinį. Taip. Jeigu mano vaiks pirštų galais tik dasiek žemę, ką man daryti, tinka, netinka? Jeigu jau pasiek žemė, galima taip atsistojęs būti, jau tink. Nu viskas, kur galim rasti šitą krosį? Žinau šitą. Kur? Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba mankis.lt. O šiaip Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje tiesiog kažkur ieškoti. Nu įsiveisit mankis, pamatysit.